Sveiki, kaip jau seniai žadėjau, parodysiu, kaip aš dirbu su Procreate programa. Galbūt jūsų iPad'o versija naujesnė ar pačios programos versija naujesnė, todėl kai kas gali skirtis, bet iš esmės labai nedaug. Gal turėsite kokį papildomą įrankį ar funkciją, skirsis teptukų paletė, bet iš esmės tai ne bėda. Taigi, Procreate programa. Viršuje dešinėje spaudžiu kryžiuką ir atsidariau programą. Ir iš karto atsidarau programą galerijoje. Čia yra sudėti visi mano darbai. Kai darbų yra labai daug, tam, kad juos greičiau surastum, galima juos sudėti į papkes, surūšiuoti. Tai daroma taip. Viršuje renkuosi Select, pasižymiu kelis darbus, kuriuos noriu sudėti į vieną papkę ir viršuje baksteliu Stack. Štai dabar turiu tokią papkę. Kad galėčiau dirbti toliau, pirmiausia turiu pabaigti šitą darbą. Taigi viršuje dešinėje kampe tą mėlyną ženkliukas baksteliu ir dabar jau galiu rinktis kitą funkciją. Dabar žiūriu tą savo papkę. Pavadinimas yra Stack. Baksteliu pirštu į tą pavadinimą, atsidaro man klaviatūrą ir aš pavadinimą galiu pakeisti. Na, čia pas mane yra nupiešta fotografo studija, tiesiog parašysiu studiją. Done. Ir štai mano papkė jau vadinasi studija. Kitas būdas, kaip aš galiu sudėti darbus į atskirą papkę, tai tiesiog paimsiu štai kitą darbą pirštu, velku jį, uždedu ant kito to darbo, kur man reikia, jis pamėlynuoja. Štai dabar turiu papkę su pavadinimu Stack. Čia galiu atvilkti ir sudėti daugiau darbų. Dabar atsidarykime studijos papkę. Ką daryti, kai aš noriu išimti kažkokį darbą iš papkės? Aš velku tą darbą ant pavadinimo, kur studija, ir palaikau. Jis pamėlynuoja ir atsidaro vėl mano galerija. Tiesiog palieku štai čia galerijai. Aš išėmiau tą darbą. Žiūrime viršui. Ką dar turime? Viršuje dešinėje Select, ką mes jau darėme, Import, aš galiu importuoti kažkokį paveiksliuką ir foto aš galiu pasidaryti nuotrauką. Man tai yra neaktualu, todėl aš to čia nežiūriu. Eikim toliau. Toliau yra pliusiukas. Spaudžiu pliusiuką ir čia galiu susikurti savo naują švarų lapą, ant kurio piešiu. Yra siūlomi įvairūs dydžiai, bet aš galiu susikurti ir man reikiamą dydį. Tada baksteliu čia kampe juodame fone yra dar vienas pliusiukas ir dabar pasirenku plotį, aukštį, DPI ir apačioje matau, kiek turėsiu sluoksnių. Kuo didesnis dokumentas, jeigu pavyzdžiui čia pasirinksiu 7000 ar ne ir aukštį 4000, didelė drobė gaunasi. Pasižiūrėkite, apačioje sluoksnių liko tik 15. Taigi, kuo mažesnis dokumentas, tuo aš turiu daugiau sluoksnių darbui. Dabar kairiajame meniu aš matau dar daug pasiūlymų, bet čia aš nieko nekeičiu, palieku viską kaip yra. Susimažinkim tą dokumentą, plotis padarykime koks nors 2000, tegu bus kvadratinis ir aukštis 2000. Viršuje dešinėje baksteliu patvirtindama savo pasirinkimą ir štai turiu švarų savo lapą. Dabar čia galiu piešti. Tai pirmiausia pagrindiniai piešimo įrankiai. Viršuje dešinėje matau pieštuką, baksteliu ir štai turiu biblioteką pieštukų. Pasirenku bet kurį pieštuką, pas mane štai nustatytas yra 6B pieštukas ir juo piešiu. Čia galima susidaryti savo biblioteką, štai matote parašyta mano. Bet apie tuos pieštukus ir teptukus dar papasakosiu atskirai. Taigi pasirinkau, piešiu. Plona linija, kaip man ją pastorinti, kairėje, slankiklis viršuje. Štai procentais didinu ir storinu, ar ne? Dabar jeigu aš dirbu su tam tikru dydžiu, radau dydį, kuris man tinka,
Štai toksai. Aš noriu jį išsaugoti, kad man nereiktų slankioti kiekvieną kartą ir ieškoti. Spaudžiu plius ir atsiranda štai tokia žyma ir man bus lengva surasti. Apatinis lankiklis yra per matomumas. Jo geriau neliesti, nes pasidarysit bėdos. Jį naudoju iš tikrųjų labai retai. Dar žemiau matote rodyklytės. Tai yra tiesiog undo redo, grįžtu vieną arba į kitą pusę. Ir per vidurį yra kvadračiukas, kurį bakstelėjus išsikviečiu taip vadinamą pipetę, kur pasirenku spalvą, kurią jau naudojau. Tarkim, naudojau keletą spalvų ir man greitai reikia grįžti prie kitos spalvos. Yra kitas būdas, kurį aš naudoju dažniau. Tai aš tiesiog uždedu pirštą ant ekrano, palaikau ir atsiranda ta mano pipetė ir einu ten, kur man reikia ir pasiemu tą spalvą. Toliau šalia teptukų yra keistas toks įrankis, kuris išplauna liniją. Čia matau kairėje, kad per matomumas yra sumažėjęs, aš jį padidinsiu iki maksimumo ir parodysiu, kaip ta linija plaunama. Toliau trintukas. Taip pat kaip ir pieštukas paprasta naudoti, jis trina. Irgi trinti gali įvairiai. Trinant svarbus yra vienas dalykas. Kuriuo pieštuku piešiate, tuo reikia ir trinti. Nes štai jeigu pas mane yra nustatyta monoline ir aš noriu truputį pratrinti tą liniją, matote, kraštas yra visiškai lygus ir skiriasi nuo mano pieštuko krašto. Todėl turiu pasirinkti tą patį pieštuką, kad ir trinimas būtų toksai, išliktų tas krašto vaizdas toks, kaip ir buvo. Tam, kad trintukas būtų toks, kokio man reikia, aš paspaudus tiesiog palaikau ir jis pasirenka trintuką pagal mano naudotą pieštuką. Toliau yra sluoksniai. Mes dirbame sluoksniuose. Kas dirba Photoshop'ui, žino, ką tai reiškia. Tai yra labai naudinga dėl to, kad aš galiu kiekvieną detalę išsaugoti atskirame sluoksnėje ir po to atskirai ją redaguoti ir taisyti. Sluoksniai pridedami štai taip pliusiuku. Brūkštelėjus į dešinę, aš matau, kad aš galiu sluoksnį užrakinti. Taigi aš kažką pabaigus užrakinu sluoksnį, kad netyčia vėl neatsidurčiau ant jo ir nepiešiau ten, kur nereikia. Taip pat jį galiu atrakinti, taip pat jį galiu dubliuoti. Jeigu kažką noriu išbandyti naujo, tai pasilieku vieną originalų, o pradubliuoju sluoksnį ir tada ant jo kažką bandau. Jeigu jis man nereikalingas, aš jį tiesiog ištrinu štai tokiu būdu. Apie sluoksnius dar kalbėsiu atskirai, nes čia yra daugiau visko, bet pradžiai tiek. Toliau spalva. Čia irgi turime daug visko, štai spalvų ratas. Čia galiu pasirinkti spalvą. Galiu rinkti spalvą ir štai čia. Klasikiniu būdu, nustatydama atspalvį, sodrumą spalvos ir tamsumą. Taip pat galiu rasti harmoningus kažkokius derinius. Štai, kur parašyta triadik baksteliu, pasirenku komplementarį, tai yra spalvos, dvi spalvos esančios spalvų rate viena priešais kitą. Galiu keisti spalvos kažkokius parametrus, vėlgi čia jautriai, arba net įvesti spalvos kodą, jeigu jį žinau. Ir toliau yra paletės. Galiu susikurti naują paletę spustelėdama pliusiuką. Tiesiog baksteliu į langelį ir atsirado ta spalva, kuri štai yra tame mažame apskritime. Ir taip susikomplektuoju visą paletę. Ją išsisaugau, galiu jai sukurti pavadinimą, bet apie spalvas ir paletės kalbėsiu dar atskirai. Dar porą žodžių apie tai, kaip spalvinti. Štai turiu apskritimą, noriu jų užpildyti spalvą. Tai tiesiog pasiemu iš to mažyčio apskritimo, laikau ir jį nešu ir užnešu į tą vietą. Ir štai jis užsipildė. Kartais gali atsitikti taip, kai kraštai yra nelygus, atsiranda tokia tarsi aureolė ir užsipildo nelabai švariai, lieka linija. Tai tuomet darom taip. Atnešiam tą spalvą ir yra slankiklis, matote, threshold. Į vieną pusę ryškėja ta linija, į kitą jinai beveik visai užsipildo. Aš pasirenku savo reikiamą, jeigu dar eisiu stipriau, jinai užpildys visą puslapį spalvą. Manau, kad taip yra gerai. Tai tiek kol kas trumpai apie piešimo įrankius. Dabar eisime ir pasižiūrėsime, ką mums duoda
funkcijų meniu